Taip, mielasis, lauksiu mokykloje. Nesirūpink. Kada ateisi? Labai tavęs pasilgau. Gerai, sutarta. Po 15 minučių būsiu pasiruošusi. Bučiuoju, mielasis. Labai tave myliu. Gerai, vieną bučkį į žanduką, o kitą į lūpytės. Gerai. Bučkės pasimatysim. Iki. Tėveli, ką tu čia veiki? Aš naujasis darbelių mokytojas, nežinojai. Kaip manai, ką čia veikiu? Atėjau tavęs pasiimti, pamiršai, kur gyvenu? Ne, tėveli, nieko nepamiršau, ne? Nieko nesakyk. Praeitą kartą labai negražiai padarėjai, kai pabėgai su tuo savo gatviniu, kurį draugų įsirinkai. Bet šiandien nepabėgsi, eisi su manim. Ne, negaliu, man reikia būti mokykloje. Eisi su manim, tylėk. Einam. Tėveli, būk geras, leisk bent daiktus pasiimti. Būk geras. Sveika, mieloji, kaip laikais? Būk geras, aš labai greitai. Klausyk, palauksiu foje 5 minutės, supratai? Gerai. Jeigu greitai nepasirodysi, žinai, ką galiu padaryti. Ir kad galiu supykti. Žinau. Iki, mieloji, paskubėk, palauksiu. Tėveli, vis dar negaliu patikėti, kad tikrai koncertuosim. Labai džiaugiuosi. O tu nesidžiaugi? Jau tuk nesijaudink taip. Būk geras. Gerai, prižadu, kad susitiksim, atsisveikinsim ir aš tave išbučiuosiu. Labai tave myliu. Visą. Mija, gal tu žinai, kur Vika? Kodėl taip įsiveržiai? Gal aš rengiuos? Tiek to, klausyk, kur Vika? Apačioje mačiau jos tėvą. Gal jis atėjo jos pakviesti kavos išgerti? Kas čia bloga? Kas čia bloga? Tu nežinai, kaip tavo draugės tėvas su ja elgėsi. Palauk, ką jisai daro? Luhana, matei Viką? Nemačiau. Palauk, tikrai nematei. Negi nesupranti, sakau, kad nemačiau. Vika? Vika, tu čia? Vika? Būk gerai, neklausk, kas atsitiko, nesiruošiu pasakot. Jau viską žinau. Rokas sakė. Neik pas tėvą, Vika. Mes su Roku neleisim, kad tas gyvulys tave išsivestų. Nie, tu nesupranti. Tu nieko nesupranti. Galiu nuo tėvo slapstytis dieną, 2, bet jis vėl ateis manęs ieškoti. Nebus kitos išeities. Turėsiu su juo eiti. Vika, neliks kitos išeities. Vika, o aš nenoriu. Vika, paklausyk. Vėliau pagalvosim, ką toliau daryti, o dabar tu su mumis važiuosi koncertuoti. Ką? Ką girdėjai? Tu irgi dainuosi. Kaip tada, kai koncertavom Pakrantės parke, prisimeni? Prisimenu. Nepyk. Nepyk, kad nieko nesakiau. Man buvo labai gėda. Siaubingai gėdėjausi tau papasakot. Tavo tėvui turėtų būti gėda, ne tau. Vika, mieloji, gerai jauties, kaip laikais? Kaip jauties? Viskas gerai, viskas gerai. Nusiramink, ką nors sugalvosim. Jau viskas išspręsta. Vika važiuos koncertuoti su Revai. Tikrai? Puiku, labai gerai. Sugalvojau, kad pasirodymas būtų kaip reikiant, tu irgi važiuosi su mumis. Aš? Taip. Nerealu. Nori ar nenori? Ką tas reiškia? Aišku, noriu. Puiku. Jėga. Geras. O kaip mokykla? Koks skirtumas? Paliksim senių raštelį, o vėliau pagalvosim, ką daryti. Paskambinsiu Sabrinai, tegul perka bilietus. Gerai. Jai labai patiks, nes mes pagerinsim pasirodymą. Puiku. Ačiū. Aš labai jūs myliu. Ačiū, pupa, ačiū. Nekenti manęs, kad Mijai papasakojau apie tavo tėvą? Ne. Ne, mielasis. Tik dar labiau myliu. Džiaugiasi, kad jūs važiuosit. Džiaugiasi? Taip, tikrai. Nesirūpink. Kaip laikotės? Labas. Labutis. Mieloji, norėjau pasakyti, kad gali nusiraminti. Nusinčiau tavo tėvui tą laišką, kurį parašai. Taip. Ir pinigėlių.
Ir toliau jam duosim pinigų? Klausyk, aš su tavo tėvu susitariau. Net įkalbėjau jį pasirašyti sutikimą. Tikrai, mielasis? Tikrai. Ačiū. Vika, palauk. Vis tiek neišeitis jam mokėt, kad jis savęs nemuštų. Aš visada tau taip sakiau. Galit nepradėti dabar šitos temos? Gerai, dabar nekalbėsim, bet kelionės metu pagalvosim, ką daryti. Gerai. O tu gavai leidimą? Gavau, mama siunčia faksu. Hei, keliauninkai. Džiaugiuosi, kad važiuosit kartu. Nerealu, visi kartu išmaišysim Latino Ameriką. Matai, sakiau, kad jie labai džiaugiasi. Žinoma, pasirodymas bus įdomesnis. Sveiki, kas čia daros? Kur nors eisit? Ne, čia sėdėsim visą dieną. Šiek tiek per karštą, bet nieko tokio. Visai neblogai. Turėtų būti smagu įmėlis. Kągi viso? Būkit geri, Javierui nieko nesakykit, kad mes važiuojam. Nesirūpinkit, Sabrina jau skuba pas mus. Viskas sutvarkyta, viešbutis užsakytas. Tikrai, viskas gerai? Sveiki. Užsaky? Žinoma, to ir atėjau. Miegosim atskiruose kambariuose? Ne, nepavyko gauti atskirų kambarių, bet viešbučiai labai geri, nesirūpinkit. Gerai, kaip gyvensim? Marisa, Mija ir Vika gyvens vienam kambarį, o Pablas ir Rokas kitam. Jėga! Pamiršai Manuelį, kur jis gyvens? Nepamiršau, Manuelis gyvens su manimi. Mes dalinsimės kambariu. Kas nors prieštarauja?